Bistramų giminėje nuolat buvo aukštaūgių. Paskutinis dvaro šeimininkas buvo milžiniško ūgio ir labai stambus. Kas rudenį ponas važiuodavo į Sankt Peterburgą. Dvariškiai sakydavo, kad ponas važiuoja nuimti taukinės. Dabar tą procedūrą vadina riebalų nusiurbimu. Žiemą ponas leisdavo Varšuvoje arba Vilniuje, ten namus turėjo, o vasarą grįždavo į Bistrampolį. Iki rudens čia atsigaudavo, iš naujo prisiaugindavo svorio, o rudenį vėl dardėdavo į Rusiją pasigražinti. Sveiki, su jumis sveikinasi laida Lietuvos muziejai ir šiandien esu vienoje iš 20 Lietuvoje išlikusių dvarviečių Bistrampolio dvare. Šis dvaras yra ne tik nepaprastai gražiai atstatytas, tačiau čia atvykusius kviečia susipažinti su dvaro istorija bei patirti įvairiausių kultūrinių pramogų. Tad keliaukime kartu susipažinti su šiuo dvaru iš arčiau. Bistrampolio dvaras tai ne tik architektūros perlas, bet ir svarbi Lietuvos istorijos dalis. Įsikūręs Panevėžio rajone, šis XIX amžiaus viduryje pastatytas dvaras mena didikų Bistramų giminę, kuri čia gyveno ir kūrė savo palikimą. Per amžius dvaras išgyveno pakilimus ir nuosmukius. Tačiau šiandien jis atgimęs kaip kultūros, poilsio ir istorijos traukos centras. Bistrampolio dvaro istorija prasideda 17 amžiuje, kai šias žemes valdė kilminga Bistramų giminė kilusi iš Vokietijos. Jie čia įkūrė dvarą, kuris ilgainiui tapo svarbiu regiono kultūros ir ekonomikos centru. Dvaro rūmai buvo pastatyti XIX amžiaus viduryje, laikantis neoklasicizmo architektūros principų, didingi, simetriški ir harmoningai įsiliejantis į gamtą. Rimantai, nuostabusis Bistrampolio dvaras. Kokiagi yra šio dvaro pradžia ir kaip dėliojasi jo istorija? Istorija dvaro yra susijęta su dviem giminėm. Pirmiausia, dvarą valdė Giedraičių giminė. Ir Giedraičių giminės čia nebuvo toks jau dvaras, kur jie gyvendavo, čia buvo taip vadinamas palivarkas. Ir po to kita jau tokia naujesnė dvaro istorija, tai yra dvarą valdo Bistramai. Dvarą valdė apie 300 metų. Nusipirko dvarą pačioj pradžioj tokį tarsi ir kuklesnį, bet kadangi iš palivarko Giedraičio, bet toliau giminė gavo daug įtakos, ypatingai Upytės pavietę, ir čia nusprendė 1855 metais jau pasistatyti šitos reprezentacinius rūmus. Dvaras buvo ne tik gyvenamoji vieta, bet ir aktyvus ūkio centras, turėjęs didelius žemės plotus, gyvulininkystės ir žemdirbystės ūkius. Jis garsėjo savo biblioteka bei knygnešių rėmimu. Čia buvo slepiami draudžiami lietuviški leidiniai. Gaila, kad įvyko 63 metų sukilimas, daug kas buvo iš jų atimta, kai kurie iš jų buvo ištremti ir taip toliau ir taip toliau. Ir kadangi ši giminė 300 metų valdė dvarą, kiek žinoma Giedraičių laikais, ši vietovė vadinasi Karaliava, bet tiek ilgai valdant Bistramam, jis tampa Bistrampoliu. Ir tai yra labai reta tokia istorija, kad kokios 10 kartų Bistramų giminėje visada yra vyriškas palikuonis. Ir tada Bistramas. Kitur keičiasi savininkų pavardės per vestuves ir taip toliau. Dvaras susideda dabar iš kelių tokių pastatų. Tvenkinys skyrė reprezentacinę dalį nuo ūkinės dalies. Reprezentacinėje dalyje yra centriniai rūmai, žirgynas ir karietinė. Bet, kaip sakom, karietinė, daugelis mano, kad ten buvo laikomas karietos. Iš tikrųjų, čia buvo turbūt viena iš seniausių Aukštaitijoje manufaktūrų. Toje karietinėje buvo gaminamos karietos, nes čia buvo patogu. Visokias metalo detalės atsivežė iš Rygos ar Kauno, o čia vietoj medžio ir kitų dalykų ir darbuotojų yra. Ir čia buvo gaminamos karietos kokį 100 su viršum metų. Istorijos vėjai dvarą nekartą išbandė. Po Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų
jis patyrė nuosmukį, o sovietmečiu buvo nacionalizuotas ir naudotas įvairioms reikmėms. Nepaisant šių permainų, šiandien dvaras atgimė, tapdamas kultūros, turizmo ir istorijos centru, kuriame vyksta koncertai, festivaliai ir įvairūs renginiai. Dvaras, pavyzdžiui, sovietų buvimo metu, jis veikė, ar čia buvo, nežinau, labai daug įvairiausių istorijų esame girdėję. Dvarai buvo paversti kiaulidėmis, būdavo gydymo įstaigos, būdavo vaikų namai, įvairiausių dalykų prigalvota. Bistrampolio dvaras pačioje pradžioje po Antrojo pasaulinio karo buvo Panevėžio hidromelioracijos technikumas, nes mieste dar tik statė technikumą. Čia buvo pagrindinis pastatas. Toliau kurį laiką čia buvo Panevėžio hidromelioracijos technikumo pagalbinis ūkis. Vėliau dvaras perėjo į kolūkio nuosavybę ir kolūkis čia centriniuose rūmuose apgyvendino, nežinau, kokį 10 šeimų. Va šitame kambaryje, kur stovim, dar kaip dvarą jau mes pradėjom administruoti, čia buvo kažkur virtuvė, kažkur mėgamasis, kažkur salionas, kažkur skalbykla, kalidorius, taigi buvo čia taip keistai permūrita ir mes turėjom viską atstatyti iki to architektūrinio lygio, koks buvo dvaro klestėjimo laiko. Didžiausias Bistrampolio dvaro pasididžiavimas - išlikę autentiški laiptai ir turėklai menantis dvaro didybę ir atspindintys jo istorinį paveldą. Iš kilnojamų meno vertybių dvare labai daug neišliko, nes sovietmetis viskas išvogta, išplėšta, vokiečių laikai. Išliko tik tai šitie laiptai, laiptų turėklai ir laikikliai. Čia irgi jau tie originalūs. Taip. Nes visada čia buvo viešos patalpos. Ir net jeigu kolūkio žmonės gyvena, tai iš visur viską gali ištempti, bet čia šitą laiptinę reikia visiems viešai naudotis. Ir čia beveik nieks nepasikeitė nuo 1855 metų. Šalia dvaro esančioje ledainėje lankytojai gali susipažinti tiek su dvaro istorija, tiek su iškiliomis asmenybėmis. Čia įrengti informaciniai stendai, pasakojantys apie dvaro praeitį. Tai mes čia įsirengėm tokį labai mažą muziejų. Turistas gali susipažinti, kaip mes tą dvarą atstatėm, kaip jį garsi Bistramų giminė valdė. Čia apie Henriką Sinkievičių ir žymiausią Panevėžio krašto dailininką Romaną Švoinickį. Čia vėl kaip mūsų dvaras atgimsta. Bet kaip gerai čia iš tikrųjų pamatyti, kaip viskas atrodė ir iki ko viskas atėjo dabar. Šitas pastatas toks, į koplyčią eisim, koplyčia tokia. Atvykę lankytojai gali ne tik susipažinti su dvaro istorija, bet ir pasigrožėti įspūdingą paveikslų kolekciją, atkeliavusią iš įvairiausių pasaulio kampelių. Štai čia yra garsaus latvių dailininko, gaila jau iškeliavusio į amžinybę, Osvald Zveiselnieko paveikslas. Jis įeina į 10-tuką Latvijos žymiausių dailininkų. Kitiems tas atrodo visai klasicizmo atmosferai toks truputėlį keistesnis paveikslas, bet mes su juo esame padarę vieną tokį bendrą projektą, pastatę paminklą. Ir štai prieš mirtį jis sako: Rimai, su tavim mes dirbom tą projektą, aš tau padovanoju savo Mindaugą, kaip aš jį ten Latgalijoje įsivaizduoju, jį daug vilkų puola. Tai va čia tokia gavo šitą paveikslą istorija. Bistrampolio dvare eksponuojama apie 100 išskirtinių paveikslų. Kolekcijoje daug vertingų ir įdomių kūrinių, kai kurie iš jų susiję su Vilniaus universitetu ir jo istorija. Šitas paveikslas irgi turi tam tikrą istorinę vertę. Čia dažnai klausiu Vilniaus universiteto net profesorių ar studentų ar dėstytojų, kas čia toks yra, ir man ne visi atsako, kas čia toks yra. Čia yra Vilniaus universiteto pirmasis rektorius Petras Skargo.
ir jo skverelis yra Vilniaus universitete, o paveikslas, jis buvo jėzuitas, paveikslas jo yra kabėjęs greičiausia vienoje iš Vilniaus bažnyčių, sovietmetį jis atiteko į privačias rankas, o po to man jį teko įsigyti vienam iš Vilniaus antikvariatų ir pastudijavus čia yra manoma, kad yra Moteikos arba vieno iš jo mokinių darbas. Ir čia yra paimtas fragmentas ne iš Žalgirio mūšio, bet iš kito garsaus Moteikos paveikslo pamokslas Zigmundui II. Čia yra Pilsudskio probabutė, bet ji yra garsi tuo, kad ji viena iš didžiausių Lietuvoje mecenačių. Ji yra pastačius iš dalies jos pinigais Vilniaus universiteto centriniai rūmai. Oho! Nes iš jos iš visų pusių išmirė visi giminės ir visi, kas gali paveldėti, tai tada laikė maldaknygę ir visiems pinigus dalino. Neblogai. Šitame dvare galite ne tik susipažinti su kultūra, su istorija, ne tik tai patirti įvairiausių pramogų, bet štai ir susipažinti su čia gyvenančia Ara. Bistrampolio dvaro ansamblį sudaro ne tik išlikę istoriniai pastatai, bet ir įspūdingas parkas. Šalia pagrindinių rūmų stovi restauruoti ūkiniai pastatai, buvęs žirgynas, vežiminė. Parke lankytojai gali pasivaikščioti tarp senų medžių alėjų, grožėtis meniškomis skulptūromis ir pajusti dvaro istorijos dvasią. Čia yra dar viena Bistrampolio dvaro įžymybė – Šventoji Ona. Šventoji Ona pas mus atkeliavo iš Jeruzalės, iš Husemin dvaro. Kas buvo Husemin? Husemin buvo prieš Yasser Arafatą palestiniečių lyderis. Ir kada jo anūkai pardavinėjo savo protėvio dvarą, išvykdami į Kanadą, dvarą nupirko palestiniečių administracija, o ten beveik visi išpažįstantis islamą. O Huseminas buvo krikščionis. Tai visi krikščioniški daiktai iškeliavo į antikvarą. Ir lankau vieną savo draugą antikvarę. Sako, žiūrėk, yra tokia onutė. Ar tau nereikia jos? Galva, nosis nuglostyta, čia ranka buvo daugiau nuglostyta, nes ten buvo paprotys Palestinoje krikščionių tarpe paliesti galvą, nosį ir ranką, kadangi Šventa Ona yra šeimos globėja, kad sektųsi šeimom. Ir taip ši onutė atkeliavo pas mus ir dabar yra vienas iš tokių dvaro akcentų. Bistrampolio dvaro teritorijoje stovi istorinė koplyčia, kuri ne tik puošia dvaro ansamblį, bet ir saugo atminimą apie praeities įvykius. Joje įkurtas knygnešių muziejus, primenantis apie kovą už lietuvišką raštą ir kultūrą. Šiandien koplyčia yra atvira lankytojams, bei naudojama įvairiems renginiams bei ceremonijoms. Tai dabar papasakokite, Rimantai, apie koplyčią. Ypatinga koplyčia yra ir ji yra skirta knygnešiams. Taip, bet kada aš čia ateinu ir turistų klausiu, kur mes čia esame, jie sako koplyčioje. O aš sakau, sveikinu jūs atvykus į pirmąją Aukštaitijos elektrinę. Taip, tikrai, ir šitą pamenu. Čia buvo Vladislava Bistrama, kada jis po sukilimo turėjo bėgti į užsienį į Dresdeną. Jis buvo jaunas ir ten jis studijavo technikos mokslus. Ir todėl jis gal tada sugebėjo čia mūsų regione daug gerų dalykų padaryti. Pirmas, atvežė į Lietuvą olandiškas karves, įsteigė kredito uniją ir atsigabeno pirmą elektrinę. Elektrinė, aišku, buvo labai paprasta, kūreno malkos darė garą, garas suko turbiną, turbina darė elektrą.
Ir taip atsirado ir pirmoji elektrinė kuliamoji ir visi kiti dalykai, dvaro apšvietimas viduje. Bistrampolio dvaras yra ypatingas ir dėl jame vykstančio Bistrampolio festivalio, kuris sutraukia daug įvairiausių muzikantų, menininkų ir žinoma lankytojų. Nuo 2003 metų kasmet rengiami klasikinės muzikos Bistrampolio festivaliai, kuriuose dalyvauja geriausi Lietuvos ir užsienio atlikėjai. Turininga jų programa pritraukia būrius lankytojų, o šis renginys užima garbingą vietą Lietuvos festivalių panoramoje. Labai gerai prisimenu, kad pirmasis festivalis vyko 2003 metais, kada Panevėžys šventė 500 metų jubiliejų. Aš buvau katedros klebonas ir dalis miesto renginių, kaip tik čia įvyko, mes čia išvalėm krūmus, miškus ir jau buvo tam tikra kultūrinė erdvė, tada mus remdavo ir mūsų konsultantas būdavo profesorius Donatas Katkus, kartais jie Vilniui vadindavo mūsų savo festivalį Kristupo piknikai Bistrampolio dvare. Dabar mes jau veikiam, aišku, savarankiškai. Pačioj pradžioj reikėdavo kalbėti, žiūrėk, yra toks Bistrampolio dvaras, ar nenori pakoncertuoti? Kol išaiškinę, tada nori. Dabar jau yra dalykai kitaip, dabar mes turim norinčių gal 4 kart daugiau negu vietų pakoncertuoti, taigi turim iš įvairių kraštų, bendradarbiaujam su Rygos kai kuriais meno vadybininkais, Lietuvoje su bardais, kitom kultūriniam firmom ir džiaugiamės, kad mūsų salės yra pilnos. Bistrampolio dvaras tai ne tik istorinis paminklas, bet ir gyvas kultūros židinys, kuriame vyksta koncertai, festivaliai ir įvairūs renginiai. Tokios vietos yra ypatingai svarbios krašto kultūros puoselėjimui ir išsaugojimui ateities kartoms. Prie to prisideda ir Panevėžio kredito unija, kuri remia iniciatyvas skatinančias kultūrą ir bendruomenės augimą. Dėka tokių partnerių istoriniai objektai kaip Bistrampolio dvaras gali išlikti gyvybingi ir atviri lankytojams. Kazimierai, pasidalinkite, prašau, kuogi jūs esate prisidėję prie šio nuostabaus Bistrampolio dvaro? Mūsų unija, Panevėžio kredito unija veiklą vykdo Panevėžio rajone, mieste ir su jie susijusiais rajonais. Tai kadangi Bistrampolio dvaras randasi Panevėžio rajone, tai mes žinom kaip tokį kultūrinį objektą, plus norint išlaikyti tą kultūrinį objektą tokiame lygyje vis tiek reikalingos lėšos. Tai Panevėžio kredito unija eilę metų pagal savo galimybės ir poreikį visą laiką padėdavo ir padeda išlaikyti tą finansinį stabilumą Bistrampolio dvarui. Atgimęs dvaras vykdo tokią pat misiją, kaip ją įsivaizdavo Bistramai. Yra kultūros ir klasikinių vertybių sklaidos centras, krašto visuomenės bendravimo vieta. Atkūrus nepriklausomybę, kredito unijos Lietuvoje atsikūrė kaip tokie maži ūkininkų bankeliai. Smagu matyti, kad šiandien jos yra didelės ir solidžios finansų įstaigos, veikiančios ne tik tai regionuose, bet ir didžiosiuose Lietuvos miestuose, ir jos gali tiek finansuoti pakankamai didelius, reikšmingos apimties, tiek apimties eurais, tiek apimties vaizdu, kultūros paveldu ir prasmingumu projektus įvairiose Lietuvos vietovėse. Taip pat svarbu paminėti, kad savo finansinius rezultatus jos neišmoka akcininkam dividendų pavidalu, o palieka jos savo kapitaluose, savo rezervuose, galėdamos taip stiprindamos savo kapitalą, bei skiria daug dėmesio ir finansinių iniciatyvų įvairiom bendruomenių veiklom, projektam ir kitiem dalykam, kurie lieka čia Lietuvoje. Atsveikinu su jumis iš nuostabaus grožio Bistrampolio dvaro, į kurį raginu atvykti kiekvieną. Ačiū Jums, kad šiandien keliavote kartu. Dėkojame ir Lietuvos centriniai kredito unijai ir jos nariui Panevėžio kredito unijai. Iki pasimatymo kitą šeštadienį.